reklamoje dažnai yra manipuliuojama, ar ne? Manipuliavimas dažnai yra siejamas su realybės iškraipimo. Ar tai vaizdo, ar tai išvaizdos, ar tai gyvenimo būdo, ar tai lyties rolės, ar dar kažkino, ar net yra, tai nebūtinai turi atitikti realybę. Ir aš į tą žiūriu kaip į fikciją. Reklama yra pasaka. Sveiki visi, mes esame podcast Nesveikas ir šiandien su jumis aš Domas. Ir aš Augustė. Taip pat šiandien dar turime gerbiamą svečią, tai prašysime, kad prisistatytumėt. Iš karto, ar ne? Iš karto. Ar turiu sakyti, kad irgi esu nesveikas? Ne, mes kaip tik propaguojam, kad tai nėra labai... Ok, tvarkoju. Nu visi mes turim kažko, ar ne? Tai aš esu Justinas, esu VDU ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas, prodekanas marketingui ir darbuojuosi kaip marketingo vadovas kultūros ir meno leidinyje Nemunas. Tai turiu ir kitų veiklų, rašau, kuriu, konsultuoju, bet galbūt apie tai truputėlį vėliau. Tai toks įvairiapusiškas, kaip vadų ir priklauso. Taip, kaip būtiniausia ir yra būti įvairiapusišku žmogum. Iš tikrųjų, gal norėtumėt pasidalinti apie tas visokias veiklas, kurios nebūtinai yra specifiškai su dėstymu arba su pačiu vadovų veikla, tarkim, minėjot apie Nemuno leidyklą. Jo, čia gal seniau būdavo labai smagu apie tai kalbėti, kuo toliau, tuo labiau toksai, kam čia to reikia, tai žmonės pasigooglins, jeigu reikės. Tai galbūt aš tiesiog tokiam irgi įkvėpimui, kad viskas yra okei, savęs nerasti, net jeigu tau yra ten 3-5 metai. Tai čia viskas su tavimi yra gerai, aš vis dar turbūt ieškau savęs ir pasibaigiau ekonomikoje mokslus, tada tokia kaip ir ekonomika ir verslas, tada kaip ir ekonomika ir politika. Tada doktorantūroje staiga sugalvoju, kad dar berašydamas daktaro disertaciją sugalvoju, kad aš noriu visai į marketingą, tada, kad noriu į kūrybą, parašau 2 knygas, tada, kad noriu konsultuoti, kad noriu renginius organizuoti ir dabar štai atsidūriau ir kultūroje, ir mene. Tai toks, sakyčiau, labai, kelionė. Ir aš manau, kad labai smagu, kai gyvenimas leidžia tau tą visą atradimo procesą paversti tokiu žaidimu, kur tu pernelyg neįsipareigoji niekam ir gali išsibandinėti save visokiose amplua. Tai aš kažkaip tai, nepaisant to, kad seniau gal ir mano karto žmonės yra pripratę gimti, augti tam tikroje profesijoje ir jos laikytis įsikibę. Aš žinau, kad realybė yra kitokia, kad šiais laikais mes esam tiesiog kartais net ir priversti keisti per gyvenimą ten 5-6 kartus savo profesijas. Jūsų karta turbūt tą darys dar dažniau. Tai aš tą priimu kaip absoliučią normą. Tą tokį net, kai paklausia tavęs, kas tu esi, pasimetimą lengva. Ir tada tokie atsipalaidavimą, kad, aš tame jaučiuosi gerai. Ir pažiūrėkim, kas bus rytoj, ta prasme, kas aš būsiu rytoj. Tai galbūt man labiausiai patinka, kai sakau, kad šiandien aš esu prodekanas, šiandien aš esu docentas, šiandien aš dėstau, šiandien aš konsultuoju verslus, šiandien aš mentoriauju studentams, šiandien rašau ir darbuojuosi su kultūra ir menu. Kas bus rytoj, bring it on. Man atrodo, tai galbūt net ir yra vienas iš gražiausių gal požiūrių į gyvenimą apskritai, nes vis tiek, darbas, profesija, tai yra didelė gyvenimo dalis. Ir Per didelė. Kartais taip, kartais tikrai taip. Bet iš tikrųjų tai toksai požiūris, kad, aš nesu tik tai tas, aš esu įvairiapusiškas žmogus. Man atrodo, ir yra pats geriausias požiūris, nes kiek yra istorija apie žmonės, kurie pasibaigė mediciną, kad ir kokią, nors ir visiškai suprato, kad nenori ir po to visą gyvenimą kankinosi tame. Tai man atrodo, lankstumas yra tiesiog labai graži savybė. Bet galbūt įeinant į šiandienos temą, mes specifiškiau norėsime kalbėti apie marketingo pusę iš jūsų visų, kaip čia įvardinti, veiklų, žinių bagažo viso, tai labiausiai į tą pusę linksime. Tai pirmiausia, galbūt tiesiog norėtume, kad jeigu jūs galėtumėte apibūdinti, kas iš viso tas marketingas. Man atrodo, visi girdėjo tai, bet gal ne visi tiksliai žino, kas tas marketingas. Ir mums reikėjo šiek tiek pasigūglinti, tiesą sakant. Jo, aš šiaip kiekvieną, kuris turi santykį su marketingu, kiekvienam labai rekomenduoju atrasti tą tokį savą ryšį. Ar tai kažkoks yra mokslas, ar tai yra menas, ar tai yra būdas patenkinti žmogų, padaryti jį laimingesniu.
ar tai yra būdas atrasti, kas yra vertinga, tą įkūnyti kažkokio tai produkto arba paslaugą ir sugebėti pateikti žmogui taip, kad jisai už tą norėtų mokėti pinigus ir dar džiaugtųsi tą nusipirkęs. Tai tų apibrėžimų yra labai įvairių, bet aš galvoju, kad iš esmės va taip su laiku, kai pažiūriu savo asmeninį santykį su marketingu, tai ir jūs šiandien pasikvietėte tokioj tematikoje, galbūt tokioj, na, gal ne tokioj patogioj, ar ne, labai smagu, kad jūs keliat tos klausimus. Ir aš visgi noriu tikėti, kad marketingas gali būti, nesakau, kad yra, bet gali būti ir turėtų būti, manau, būdas paversti žmogų laimingu. Tiesiog, na, suteikti jam kažkokios pilnatvės, laimės jausmą, to tokio nepritekliaus panaikinimą, jo kažkokios tai problemos išsprendimą. Tai iš tiesų toksai, na, vat, būdas atrasti, kaip išspręsti ten žmogui problemą kažkokią. Tai vat, nu, tiesiog jį padaryti geresniu žmogumi ir nelaimingesniu piliečiu, šeimos nariu, whatever. Ir tarkim, marketingas, nu, man atrodo, žinomiausia vieta, kur mes galim pastebėti aiškiai marketingą, tai reklamavimas visoks. Ir turbūt dažniausia reklama, kurią mes galbūt tokia akivaizdžiausia, kai išgirstam žodį reklama, yra, nu, prekių reklamos, tarkim, per televizorių, per YouTube, vat, adai visokie. Galbūt per šitą video irgi bus adas tuo pačiu, tai vat, pavyzdys. Tai... Net, tai va. Tai iš esmės... kur marketingas labiausiai ir yra pasireiškia, kur reklamos ar tik tai, ar dar kažkur galėtų? Jo, tai yra daug mitų apie marketingą ir vienas iš jų, kad marketingas yra reklama, tai reklama yra viena iš vienos marketingo sudedamųjų dalių. Tai yra nedidelė marketingo dalis, tačiau labai teisingai pastebėjot, jin yra puikiai matoma. Žinoma, marketingas bus ir pakuotė, ir kaina, ir vieta, kurioje padėta, ar kaip padėta, ar ne. Tai yra galų gale fizinė kažkokia tai aplinka, spalvo, šriftai, visa tai patenka į marketingo apibrėžimą, bet taip, turbūt reklama yra dažniausiai siejama su, na, arba išskiriama marketinge, nes jinai yra gerai matoma ir užknisa. Arba kaip tai gal pritraukia dėmesį ir geruoju būdu, gal atrandi kažką, kas labai Nu, fainai. kada paskutinį kartą patraukė taip geruoju būdu? Gal produktas labai geras buvo, bet patraukia galbūt negeruoju būdu. Mane nebent serialai, kai būna reklamuojami. Ir nu. filmai, va šitas patraukia. Jo, taip. Arba kad ir kokios veiklos, kurios nebūtinai produktas tiesiogiai yra. Jo. Šiaip žinot, kad yra 2 miestai pasaulyje, kurie yra visiškai uždraudę reklamą. Kokie? Yra vienas Prancūzijos miestas, kurio pavadinimo nesimenu, ir yra San Paulas, kurie užbanino reklamas dėl didelės vizualinės taršos. Ir jie ten dabar žiūri, kaip žmonės suranda, ar ne, naujus dalykus, kaip verslai kūrybiškai turi atrasti klientus. Tai mes turim tokių utopijų, turim utopijų, kur nėra reklamos, arba bent jau yra ta oficiali reklama smarkiai eliminuota iš viešosios erdvės. Ir kuomet kalbina žmonės, žinoma, šiaip ten nėra labai šviežias šitas reiškinys, galbūt jau sugrąžino, bet toks tiesiog, žinot, kaip dažnai būna, kai kažkas įvyksta tokio stulbinančio, visi paskelbia, bet jeigu kažkas grįžta prie to paties, mes apie tai nesužinom, nes tai paskęsta kažkokia informacijos jūroje. Tai bent jau tuo metu, kai buvo reklama panaikinta ten, tais pačiais metais vaikščiojo korespondentai, klausinėjo gatvėse, kaip jaučiasi žmonės. Tai iš tiesų pradėjo kalbėti, kad mes girdim daugiau paukščių, matom daugiau medžių, žiūrim vieni kitiems į akis labiau. Nu, turiu omeny, kad čia gal ir taip skamba, taip cheesy, bet kad žmonės iš tiesų pasirodo, nepasigedo reklamos reiškinio. Tai čia aš tokį irgi kartais filosofinį klausimą keliu, o kas iš tiesų būtų, jeigu mes tiesiog panaikintume reklamą kaip reiškinį. Bet iš dalies tikrai būtų ramiau, pavyzdžiui, pasižiūrėjus tos didžiausius miestus, kad ir, pavyzdžiui, New Yorkas. Ten tu visur, kur tik pasižiūrėsi, ten didžiausi tie pastatai, kur daug reklamų yra sudėta. Tai aišku, kad tu netkreipi tiek daug dėmesio, kas vyksta iš tikrųjų aplinkui. Tu žiūri tas reklamas, tas visos, kas demonstruojama ir panašiai. Kita vertus, žmonės moka pinigus, kad eitų žiūrėti reklamas. Čia Sponsored by Kanų liūtų reklama. Tai vyksta Kanų liūtų reklamų festivaliai ir kiekvienais metais tie kūrybiški žmogeliukai eina žiūrėti, kas įvyko reklamos rinkoje. Ir iš tiesų tikrai yra reklamų, kurios yra ir šmaikščios, ir įdomios, ir edukuojančios, ir
paskatinančios susimastyti galų gale, keičiančios mūsų pasaulėvoką ir į gerą. Tai aš galvoju, kad vėlgi, bet čia sugražina man pasitikėjimą marketingui kaip reiškinį, nes aš jau truputėlį esu nusivylęs, bet sugražina tą tikėjimą, kad ir reklama gali būti įdomi, vertinga, naudinga. Iš tikrųjų, pereinant nuo šitos minties, kad ar pastebėjimas tos reklamos, arba šiaip požiūrį į visus reklama, arba net ir nespecifiškai su reklama, bet marketingo, kad sakėt, kainos visokios, arba dėžės forma, visa tai iš tikrųjų susijęs su mūsų, galbūt labiau tas sritimis, sakykime, psichologija, visa tai skamba lyg labai artimai susijęs su žmogaus mąstymu, su galbūt apskritai, kaip tas pažiūrėjimas į kai reklama, ne reklama, kaina parašyta 3,99, o ne 4 eurai ir kodėl atrodo galbūt tas 3,99 patraukliau. Tai šiaip aš dėstau A grupės irgi marketingą vadų, tai mes čia turim tokius, čia gal kažkas outside klausys, tai turim tokius bendrus dalykus, kur gali įvairių studijų programų studentai pasirinkti vieną arba kitą dalyką, kuris jiems yra įdomus. Ir studentai būtent iš psichologijos, kurie pasirinka marketingo kursą, kuriame aš darbuojuosi kartu su Arvydu Bakanausku, jie pastebi, kad kiek čia daug yra psichologijos. Ir iš tiesų psichologijos yra labai daug ir ta psichologija, net ir vadinama, ar ne, kainų psichologija, ten vartotojo patirties psichologija, ar ne, tai mes tikrai skolinamės iš jūsų dalykus, mes tikrai, iš tiesų visas, kadangi marketingo, arba tiksliau reklamos viena iš esmių yra įtikinti, tai, kur kitur mes galim kreiptis, ne į Freudus, Berne ir kitus žmogeliukus, kurie dirbo su propagandom, su įtikinimu, su pokyčiais visuomenės lygmenyje ir individo vaidmenyje. Tai iš tiesų labai daug yra psichologijos ir galų gale pats marketingas, aš galvoju, kuo jis yra smagus kaip disciplina ir kodėl aš dažnai irgi teisinu studentus, kurie pasirinko, sakydamas, kad nesvarbu, ką jūs pasirinkote, jūs iš esmės privalote išmanyti bent jau bazę marketingo. Tai marketingas, jis padeda be abejo įsiskirti konkurencinėje rinkoje, čia toksai bendrinis ar ne dalykas, bet kartu jisai moko empatizuoti, nes kaip tu kitaip išspręsi žmogaus problemą, kaip tu kitaip padarysi žmogų laimingesniu, jeigu tu nesiklausysi, ką jisai kalba. Mes marketingistai iš tiesų turim tokias pakankamai aštrias ausytes, tų ausyčių turim visur, pradedant ten socialiais tinklais, baigiant savo tinklapiais, darom tyrimus, stebim, eksperimentuojam, skolinamės iš jūsų įvairius radinius, bendradarbiavom su jumis, tai tikrai dedam ir visokius ten įrenginius ant galvų, ant pirštų galiukų, kišam į ten įvairius įrenginius, žiūrim, kaip smegenų bangos veikia, tai tikrai tą žmogų taip po truputėlį narstum, kad geriau suprastume, kaip čia jį lengviau įtikinti. Tai taip, dėl to man toks klausimas išlenda, kad ar jis gali būti pats marketingas manipuliatyvus. Aš paklausčiau, ar jis gali būti nemanipuliatyvus. Taip, tikrai taip. Tai šiaip, kaip pats manipuliavimas, ar ne, jis turi tokią neigiamą konotaciją, kad manipuliuoja, tai reiškia, kad naudojasi kažkokiamis silpnybėmis to žmogaus, su kuriuo yra manipuliuojama ir naudojamasi taip, kad jį pakeistų. Ir jeigu nebūtų manipuliuojama, tai tas žmogus galbūt nedarytų to arba nepadarytų to pokyčio. Ir kaip tik vakar mes turėjom labai įdomią diskusiją su Viktoru Bachmetjevu, filosofu. Jis taip pat yra nemažai metų dirbęs reklamos rinkoje, dabar sėkmingai. Sakyčiau, kad visai sėkmingai darbuosi su savo knygynu. Ir mes kalbėjom apie tokį reiškinį kaip šūdmala. Tai iš esmės yra tiesa, yra klaida, kai tu nuoširdžiai suklysti, nes nežinai tiesos ir tu pasitaisai. Tada yra melas, kai tu nuoširdžiai žinai, kas yra tiesa, bet meluoji. Ir yra šūdmala, kai tau nesvarbu, nei kas yra tiesa, kas yra melas, tu tiesiog nori paveikti. Ir aš galvoju, kad vakar tos diskusijos metu ir labai taip gražiai išsiviniojo, kad turbūt nėra kitų profesijų, kaip kad politikoje ir marketingė, kad būtų tiek daug šūdmalių. Tai turiu omenyje, kad iš tiesų to šūdmalos marketingė yra daug ir neretai yra bet kokią kainą stengiamasi parduoti. Nes iš tiesų, jeigu marketingas būtų nemanipuliuotų žmogumi, ar ne, tai veikiausiai mes šiandieną turėtume, nežinau, ten 2 poras batų, vieną kažkokį tai galbūt džempą, ten kažkokį tai paprastą bazinį telefoną,
Bet dabar mes turim daug porų batų, turim kas pusmetį, gal net kas mėnesį keičiame aprangas. Žodžiu, iš esmės mes perkam daugiau nei kad reikia, ir tai yra faktas. Yra kalbama, kad šiandienai, tarkim, toj pačioj aprangos industrijai apie 60% mūsų spintos turinio yra perprodukcija, tai yra, kad mums jų nereikia. Tai yra daiktai, kuriuos mes išaugom, kurių neusidėjom niekada, kurie vis dar yra su etiketėmis ir kurie galbūt buvo vieną kartą apsirengti, su jais buvo nusifotkinti kažkur naita ir jie yra tiesiog pasmerkti ten, galbūt Vinted vieną dieną būti parduoti. Tai reikalas yra tas, kad kapitalizmas, ar ne, kaip sistema, kurioje mes gyvename, jos tikslas yra didinti pelnus. Kaip kitaip tu didinsi pelną, jeigu tu nekursi perprodukcijos ir to perprodukcijai nesurasi žmonių, kurie nori ją nupirkti. Tai jeigu marketingas nemanipuliuotų, tai turbūt mes gyventume tokioj tvarioj visuomeniai, kur būtent mes galbūt, nežinau, ten tikrai turėtume labai daug kažkokių darželių, adytumėmės kojines vis dar, žodžiu, ten kažkokie taip neparduotuviškai paplėšti džinsai ten arba purvinti būtų viskas gerai. Žodžiu, tai gyventume tokioj truputėlį utopijoje. Man iš tikrųjų visai iš tos, kad ir temos, man įdomus toksai ir klausimas, to pačiu, bet galbūt ir pastebėjimas, ar tikrai tai būtų utopiška galvoti, kad jeigu panaikinus marketingą, iš esmės atsirastų viena tik tai pora batų ir taip toliau, nes aš manau, kad galbūt tada tas dėmesys tiek dingtų nuo tokio paviršutinio ir estetinio kažkokio daikto ar veiklos įvaizdžio. Pavyzdžiui, galbūt nebūtų 101 telefono skirtingo, kur ten viskas, kas pasikeičia, tai kameros pusė arba spalva, bet būtų galbūt daugiau žvelgiama į vertę to telefono iš tos pusės, kad dabar jis gali daugiau to padaryti, gali daugiau to. Tas pats su batais, galbūt daugiau dėmesio būtų skiriama į patį komfortabilumo klausimą. Būtų vis tiek, bet kuriuo atveju mažiau tų batų, bet ar tai iš tikrųjų būtų utopiška, bet ar tai būtų blogas dalykas? Utopija nebūtinai yra bloga. Aš manau, kad sustotų nemenkai kur progresas kaip reiškinys. Mes turim šiaip prekių ženklų, kurie skatina tvarumą, turiu omeny tą patį, pavyzdžiui, Patagonija kaip aprangos įmonė, jinai sako, nepirk švarkelio, ar ne? Nepirk šito švarkelio. Jinai skatina tvarumą, jinai skatina perpardavimą, jinai skatina ten atidavimą tų produktų, bet žodžiu, nepirkimą, ar ne? Žinoma, jie leidžia kas metai naujas kolekcijas, bet jie kaip tik sako, nepirk, ar ne? Ir toks, tarkim, tokį kaip sąmoningumą ugdo. Tai be abejo, kad būtų kitaip ir aš sakau, kad aš manau, kad mums kaip žmonėms, pavieniems individams, mūsų psichologiniai būkliai, galbūt mūsų prioritetams gyvenimo, tai be abejo turbūt būtų kur kas geriau, mes atrastume gal gylio kažkokio, ar ne, pradėtume vertinti kažkokį, tai nežinau, megztuką močiutės paliktą, bet kapitalizmui kaip sistemai, kuris yra varomas vartojimo reiškinio, tai reikštų turbūt, kad tikrai stotų inovacijos, stotų tas postumis vis pakeitalioti tas kamerytės, ar ne, ar spalveles, nes jeigu paimsime prieš 10 metų, ar ne, tai tas pokytis yra milžiniškas, bet kai imam po metų, tai tik tai matom kamerytę pakeitaliotą. Tai iš tiesų sakau, čia turbūt nėra teisingo atsakymo, bet aš manau, kad žmogus veikiausiai, kad galėtų galbūt daugiau būti suinteresuotas, nežinau, būtent savo fizinę, dvasinę gerovę ir tai nebūtinai yra blogai, be abejo, kapitalizmui tai reikštų kažkaip persiorientavimą, bet jis turbūt rastų būdą, kaip tada monetizuoti, jis jau randa, kaip sveikatą monetizuoti, psichologinę taip pat. Tai. Viską, man atrodo, įmanoma parduoti ir net ir yra toksai pasakymas, kaip ir, kad jeigu, aš nežinau, ar aš nenoriu butcherint to pasakymo, bet jeigu prekė nėra akivaizdi, tai daug šansų, kad prekė esi tu. Ir tarkim, jeigu tu netiesiogiai tau kažkas pardavinėja, man pavyzdžiui, kad ir tas pats, kaip veikia Meta arba Facebookas dabar, ir kaip iš esmės tas reklamavimas. Prašau. Eina, sako, išsigandau. Taip. Tai kaip iš tikrųjų, kaip veikia šitas, kad ir ką tas posakis galbūt reiškia iš labiau tos mokslinės pusės pažvelgus apie kaip kartais galbūt pats žmogus ir jo net nenumatyti poreikiai ar norai gali tapti marketingo įrankiu. Jo, tai čia ta citata, kurią jūs pateikėte, jinai labai gražiai nuskamba tokiam kontroversiškam Social Dilemma dokumentinėme filme Netflixo.
Ir ji turi mintyje, kad mes gyvenam laikais, kai ne tik pinigai yra kaina, arba mes ne tik pinigais perkame produktus arba paslaugas. Labai daug dalykų šiandien yra tokių tarsi nemokamų, nors iš tiesų mes susimokame kažkokiais paspaudimais, laiku, peržiūromis, įsitraukimu, pasidalinimu ar ne, ir kitais panašiais dalykais, galų galia duomenimis. Ir va tas mūsų komercializavimas atsiranda ta prasme, kad mes praleidžiame platformoje labai daug laiko, mes atiduodame jai labai daug supratimo apie mus. Ir tada tas supratimas yra, tarsi, ne tai, kad nenoriu taip dramatiškai nuskambėti, kad čia prieš mus panaudojimas, bet mūsų dėmesys yra, tarsi parduodamas verslams, kurie transliuoja vienokias arba kitokias reklaminės žinutės. Ir vienok yra smagu, nes aš taip džiaugiuosi, galbūt tikrai kartais gal pamatai kokį naują produktą ir sakai, kaip aš čia galėjau jo neturėti, nors turbūt neatsimenu, kada tai buvo, bet tikrai neatsimenu paskutinį kartą, kada pamačiau reklamą produkto, be kurio neįsivaizduočiau gyvenimo. Tarsi, turbūt taip nebėra, bet vis tiek jisai padeda atrasti ar ne, naujus kažkokius dalykus, idėjas galų gale, reiškinius. Tas yra labai smagu tokiam naujam atradimui. Bet kita vertus, jis sukuria, žinoma, ten ir tą patį FOMO jausmą, tokią norą visuomenės patvirtinimo, norą neatsilikimo nuo kitų. Įtampa tokia tarsi. Būtent ir įtampa, kad galbūt aš kažkoksai nesu pakankamai geras, ar gal aš čia netitinku, ar ne. Ten, pavyzdžiui, jeigu aš esu kažkoks marketingistas, tai gal čia jau negaliu neturėti Apple, nes čia marketingistas turi Apple. Arba ten, jeigu aš esu kažkas, tai turiu omeny, kad sukuria tam tikrus nerealius įvaizdžius, kuriuos mes norime atvaizduoti. Man dabar įdomu, jūs vis tiek žinot tiek daug apie visą, kas vyksta ten viduj. Ar jūs tai paveikia iš vienos pusės, jeigu, žinot, dėmesys ir panašiai, tas visas fear of missing out, ar jūs tai asmeniškai ir vis tiek prigaunat galbūt save, kad šiek tiek paveikia tas? Jeigu jūs klausit, ar aš nusiperku tai, ką pamatau, ką influenceriai mano mylimi dėvi, tai taip. Jo, aš pamatau ir aš, pavyzdžiui, matau ir kad nesu tiek fainas gal, bet galvoju, bet faini batai. Ir jeigu aš nusipirksiu tos batus, aš būsiu bent kiek fainesnis arba artimesnis tam įvaizdžiui. Tai aš esu žmogus, aš nesu, kaip pasakyti, neutralus, aš žinau, kaip reklama veikia ir aš leidžiu į save veikti. Žinoma, galbūt turiu kažkokius kontrolės mechanizmus, ar ne, ten bet mane veikia. Kita vertus, aš galbūt, ką esu pastebėjęs su laiku, savo santykiai, ypatingai, tarkim, su socialiniais tinklais, kad aš labai smarkiai esu apribojęs ir palikęs praktiškai tik tai darbinėms veikloms šitą dalyką, nes man asmeniškai ir diskusija, ir kiti reiškiniai socialiniuose tinkluose tiesiog neturi jokios prasmės. Aš jeigu noriu kalbėtis, aš kalbuosi gyvai. Nematau tikslo nei komentuoti, bet čia yra mano asmeninė nuomonė. Nei keltis, nežinau, ten, bet kad nusipirkau į Timberlake'ą bilietus ar kažką. Tiesiog aš nematau tame jokios prasmės. Gal aš pasenau, gal man jau nebereikia nieko įrodinėti. Nežinau, bet iš tiesų aš kažkaip manau, kad tai yra absoliutus laiko gaišimas. Norėti parodyti kažkam, koks tu esi pasirinktų laiku tokiu visiškai iščeripikinės tik tai tas akimirkas, kurios yra ten topinės pas tave, ne? Ir tada ten mes matom, kaip kokiam Instagrame ten draugai mūsų ten Tailanduose su naujom mašinom važinėja, čia po konsus varinėja ir tada žiūrim ir galvom, kad mes tai čia kažkokiam kambarį suverstam gulim. Tada taip kažkaip nefainai. Ir mes nesuprantam, kad tie žmonės veikiausiai tokią pačią turi kasdienybę, tiesiog jie renka, tai yra selektyvus savęs atvaizdavimas. Jie pasirenka, ką rodyti. Ir logiška, kad jie pasirenka tikrai ne tos suverstus kambarius. Šiaip, iš tikrųjų, socialinės medijos iš savęs yra labai beprotiškai įdomi tema ir aptarti būtent kaip jos mus paveikia, kaip galbūt paveikia ir visai, tas pats faktas, kad jos kaip ir turėtų iš to burbulo mus išimti, nes tada mes galim pasiekti žmonės iš visiškai kito pasaulio galo, bet to pačiu ta tendencija, kad vis dėlto vis tiek uždaro atgal tą burbulą ir tai galima matyti, kad ir forumai Facebooko, kur ir vyresni žmonės susirenka ir kalba apie, kaip nepatinka, kad, nežinau, kažkokia tema nepatinka, ar politika, ar taip toliau. Ir tavo tendencija į tos burbulus įeiti, ir aš nežinau, ar jūs norėtumėte apie socialinius tinklus, nes čia biškai gal nutolome nuo marketingo. Aš daug esu, daug iš esmės kalbėsi ir per visokias radio, ir televizijos laidas, bet esmė yra ta, kad reikia suprasti vieną dalyką.
socialinių tinklų yra gerai nuo to, jeigu mes daug laiko jame praleidžiame. Ką reiškia, jis turi kurti patrauklę aplinką mūsų buvimo tenai, ar ne? Kaip jis gali pridėti kažkokių nepatogių tau tiesų ar dar kažko, tai kas netitinka tavo pasaulėžiūros, nes tada tu nenorėsi būti tenai, ar ne? Tada jis sukuria terpę, kurioje tu girdi aidą ir tu gali savo ego glostyti, kad, žiūrėk, jie masto taip pat kaip aš. Dar plus, jeigu prasini per blokavimus ir jeigu netyčia kokį nors ten iškilusį kitą mintį, tu tiesiog nuskalpuoji, ar ne? Tai tu visiškai turi tokią, grinai tokį ir negražus žodis, bet tokie rateliai, kur vieni kitus džiugina. Taip. Ar ne? Tai realiai, ir taip veikia socialiniai tinklai, ar ne? Jie sukuria tą tokią terpę ir tau gera, kad kitiem gera, tau gera, kad kiti taip pat kaip to masto. Ir jeigu kažkas masto kitaip, tu tą rakštį išspjauni kažkur, išmeti. Tai aš kažkaip galvoju, kad man tai yra juokinga šitas, aš žinau, kad tai yra žaidimas, ar ne? Man jis yra juokingas, man jis yra neprimtas ir aš tiesiog jo nežaidžiu. Iš tikrųjų, tie dalykai, kur paminėti, tarkim, tas, pats pasireiškimas, kad bendraminčiais ir taip toliau labai, tai psichologai, irgi nenori labai sumeluoti, bet tiek, man atrodo, tai atspindi biškį ir konformizmo tokio reiškinio ir kognityvinio šališkumo galbūt labai ypatingai, nes, mes atsirinkinėjom patys informaciją, kaip mes norim ir klausytojams tie, kas nežino, tai gal tas kognityvinis šališkumas, angliškai cognitive bias, yra kai mes tiesiog, kai mes turim įsitikinimus kažkokius ir mūsų veiksmai arba mūsų kažkokie nauja gauta informacija netitinka tų, mes stengiamės dažniausiai arba atsirinkti tą informaciją, arba kažkaip paneigti savo galvoje. Ir tokiu būdu labai dažniausiai yra sunku pakeisti savo nuomonę, o konformizmas gal labiau kaip reiškinys, kaip ir minėjo, kur jeigu visi kažkaip vienodai, tai tada labai retai kada iššoks tas vienas, kuris pasakys kitaip, o ypatingai kai net neprivalo, bet galbūt socialinė medija gal ir suteikia tam terpę. Jo, bet aš kažkaip norėčiau atsižvelgti tą dalyką, kad tai kinda yra normalu ir to kinda reikia tikėtis, nes yra bandos jausmas ir jisai visada yra ir buvo. Kad tu vis tiek, taip, ar tu socialiniuose tinkluose, ar tu šiaip realiam gyvenime, tu visada ieškosi žmonių, kurie bus tau artimesni ir kurie, sutiks su tavo idėjoms, tavo nuomonė ir tu išstumsi arba tave atstums, kur nesutinka nuomonės. Čia yra natūralu visai, aš tai bent jau manyčiau. Pritariu, bet tapatumas migdo, jis tavęs kažkaip nekūsina, kažkaip kitaip mąstyti ir aš kaip toks ir kūrybiškumo ar ne mentorius, kadangi vedu mokymus, tai aš turiu be abejo vaistų nuo to ir ta prasme mano socialiniai tinklai tikrai nėra tiek beviltiški, kad ten visi linksi ar ne. Aš esu pridžioininęs tiek įvairių grupių, nuo ten furistų iki seniorų, netgi iki sąmokslo teorijų išpažinėjų. Ir iš tiesų man asmeniškai taip filosofiškai yra įdomu klausytis kitaminčio. Turiu omenyje, man neįdomu yra, kai man pritarė. Tiesiog neįdomu, nes aš manau, kad iš esmės diskusijoje gimsta tiesa, ar ne? Ar viskas, ką aš dabar tikiu, yra tiesa? Veikiausiai ne. Nes istorija rodo, kad daugelis dalykų, kuriuos mes laikom tiesa, laiko eigoje pasikeičia, ar ne? Ir aš dėl to kažkaip tai... Taip, yra tokių netiesų, kur tu supranti, kad tai yra netiesa, bet tada, žinoma, aš turiu tokį, gal čia irgi jūs psichologai galėtumėt su manim padirbėti, aš turiu tą tokį gelbėtojo sindromą, ar ne, kad aš privalau išgelbėti, aš privalau padėti, ar ne, jeigu čia kažkaip masto ne taip, žinoma, aš neinu galbūt į diskusiją, aš iš vis nelabai einu į diskusiją, bet man labai patinka sekti jų argumentus. Ir aš visada klausiu, o kas jeigu aš sutiksiu vieną dieną tokį žmogų, kaip aš su juo kalbėsiu, ar ne? Tai aš tokį darau kaip sparingą, ar ne? Aš žiūriu argumentus, aš žinau, kuo jie gyvena, žinau, kokie jų argumentai ir aš daugiau mažiau mąstau arba treniruojuosi mintyse su savimi pats, kaip aš elgčiausi, kaip kalbėčiau ir kaip diskutuočiau. Bet ChatGPT yra puikus dalykas tam sparingui. Aš turiu kelis tos ChatGPT-ukus, su kuriais aš diskutuoju įvairiais kontroversiškais klausimais ir jie, tikrai mane būna suvarto, bet man kažkaip kaip filosofijos mėgėjui yra įdomus tas procesas, kaip diskusijoje gimsta, tas lūžis, kai kažkas pripažįsta, kad taip tavo argumentas yra stipresnis ar ne ir gali būti, kad tu esi teisus ar ne. Tai toks dalykas. Iš tikrųjų, tas gelbėtojo, tas, sakykime, toks kaip ir sindromas, jisai dažnas yra visai, sakyčiau, tiek mūsų amžiaus tarpe, aišku, mūsų pažįstamų, tiek aš esu matęs ir girdėjęs tai apie vyresnius, bet iš esmės, man atrodo, ypatingai su debatais, kartais žmonės
nepastebi skirtumo tarp debato ir iš tikrųjų norėjimo pakeisti nuomonę, nes tiek aš pats tai daręs ne kartą, tiek ir daugelis draugų mano, ir aš pastebėjau, kad labai dažnai, kai ypatingai, jeigu tai yra jautri labai tema, kad ir kokia jinai būtų kontroversiška ar ne, tiesiog išgirsti kažką ne taip pasako ir tada toksai vos ne ant puolimo eini. Ir gynyba atsiranda pas. Ir tada kitas žmogus, pradeda gintis ir jau tada pakeisti nuomonės elementariai beveik neįmanoma. Tai man atrodo, kartais labai trūksta tokiuose diskursuose empatijos. Kalbant apie marketingą ir galbūt ypatingai specifiškai, kuris yra socialinėse medijose labiausiai matomas, kur marketingo vis dėlto įrankis patampa dalinai tu arba tavo laikas, kaip pasipriešinti dalinai tam ir nes ypatingai, tas turi tam tikrų ir pasiekmių žmogui. Ar tai kalbant apie įvaizdžio kažkokio ar politinio požiūrio sukūrimą, arba kad ir sukūrimą kūno požiūrio, kai tarkim reklamos sporto klubams. Dabar buvo visai neseniai išėjus reklama, man atrodo, kur rodė žmogų ir pats sako, jeigu tave myli tik tai tavo šuo, tada eik Gym Plus. Tai tokios reklamos iš tikrųjų kaip turėtų kažkokią tokią... Filtruoti tiesiog tą, Kaip nebūtų tokiam gal paveiktam to? Jo. Tai yra būdas, tai vienas būdas yra mokėti pinigus, kad jums nerodytų reklamos. Tai Adbloką? Ne, turiu omeny, Facebookasgi suteikia galimybę berods išsipirkti, prenumeruoti paslaugą ir Lietuvoje jisai kažkada klausė čia visų, ar norit toliau matyti reklamą, ar norit mokėti ir nematyti reklamos. Tai šiaip tas pats YouTube'as, jisai suteikia galimybę pirkti būtent premium. Jo, kad tavo paslaugą ir nematyti reklamos. Tai aš galvoju, kad pirmas dalykas, tai mes turim susitaikyti su tuo, kad mes iš tiesų turim kažką duoti atgalios, nes mes gaunam, tikrai nemažą gėrį. Yra paskaičiuota, kiek šiaip kainuoja diena Facebook'e, tai ten kad mėnesis, man atrodo, apie 12 JAV dolerių buvo išskaičiuota, kiek šiaip kainuotų mums susimokėti, kad mes galėtume atpirkti Facebook'o veiklos kaštus toje veikloje, kurią jisai vykdo, kad mums suteiktų prieigą prie visų gėrių Facebook'o. Tai aš galvoju, kad mes nesitikėkim nemokamai ir dar reklamų nematyti. Be abejo, yra žmonių, kurie įsidieginėja įvairias aplikacijas, kurios padeda apeiti reklamą, bet aš galvoju, kad kita vertus jauni žmonės yra ypatingai, kaip pasakyti, abejingi. Ne tik, kad yra abejingi, bet jie labai moka išvengti reklamos. Telefonuose, jie žino, kur yra iksiukas, jie net, aš pats matau, kaip aš imu, jeigu aš noriu, aš visiškai nematau nei kokio prekės ženklo reklama, nei dar kažkas, aš lengvai užtildau, patraukiu į šoną, paspaudžiu praleisti ar dar kažkas, net nesupratęs, kas čia įvyko. Tai aš sakyčiau, kad tada mes turim žiūrėti į turinį, kurį mes visgi noriai žiūrime, nes aš darau prielaidą, kad iš esmės dažną reklamą mes, jeigu labai norime, galime praleisti. Tačiau yra reklamų, kurių praleisti mes negalime, ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, tarkim, mūsų mylimas atlikėjas, nuomonės formuotojas, kuris kažką galbūt, ar ne, reklamuoja. Galų gale filmas, kurį žiūrime, jame irgi yra daug įvairių nuorodų į prekių ženklus. Tai tikrai yra gyvenime vietų, žaidimai tie patys, ar ne, juose tikrai yra daug prekių ženklų. Tai mes turime galbūt tose vietose identifikuoti arba suprasti, kad tai yra reklama visų pirma, ar tai būtų influencerio postas, ar tai būtų kažkoks banner adas, ar tai būtų kažkoks pop-upas, kuris iššoka. Aš aiškiai savo taip sąmoningai pasakau, kad čia yra reklama. Aš tą traktuoju kaip reklamą. Reklamoje dažnai yra manipuliuojama, ar ne? Manipuliavimas dažnai yra siejamas su realybės iškraipimo. Ar tai vaizdo, ar tai išvaizdos, ar tai gyvenimo būdo, ar tai lyties rolės, ar dar kažkino, ar net yra, tai nebūtinai turėti tik tai realybę. Ir aš į tą žiūriu kaip į fikciją. Reklama yra pasaka. Ar mus labai veikia pasakos? Galbūt reklama atrodo kaip gyvenimas, bet iš tiesų jinai yra pasaka. Kodėl? Dėl to, kad kodėl jinai veikia ir kodėl atrodo, kad jinai arti, nes
neretai mūsų draugai tampa tie, kurie mums kažką reklamuoja. Mes turim mikroinfluencerius, tai yra nedaug sekėjų turinčius draugus, gal klasiokus, kurie kažkokiu būdu iškilo ar ne, ir šiandieną renginį kažkokį tai reklamuoja. Bet iš esmės jie yra labai arti mūsų. Jie yra tame pačiame naujienų sraute, kuriame yra ir mano mamos postas, ir L ryto, LRT postas, ir Tapino postas, ir štai kažkoks reklaminis postas. Tai realiai dažnai vizualiai nesiskiria nuo kitų. Bet kai tu supranti, kad tai yra fikcija, kad fikcija iš esmės yra sąmoningai sukurta, ir kad šitos fikcijos tikslas yra mane paveikti. Ir galbūt, ne visada čia reikės mąstyti, kad čia prieš mane nusiteikia, bet iš tiesų, kad jie siekia naudos, jie nori parduoti, man nori įtikinti mane, kad aš pirksiu. Ir tada aš galvoju, kad kitokių, žinoma, čia skamba kaip koks algoritmas, kažkoks racionalus ar ne, taip mes neveikime. Bet aš galvoju, kad vis tiek tas sąmoningumas lygiai taip pat kaip, kad mindfulness metu vaikštant, aš galiu suprasti, kad aš šiuo metu vaikštu ir liečiu žemę. Ir tai man padeda labiau suvokti, kas aš esu, kur aš esu, kaip aš jaučiuosi. Aš manau, kad būtent turbūt ta mindfulness praktika būtų puikus įrankis identifikuoti, su kuo aš čia šiuo metu susiduriu, kad su pasaka ar ne, ir aš tą interpretuoju kaip pasaką, o ne kaip kažkokį realų dalyką, dėl kurio aš turėčiau pergyventi ar mąstyti, kad netitinku kažkokio tai lūkesčių kažkieno. Jo, bet aš vis tiek drįšiau šiek tiek neigti ties to faktu, kad vis tiek pasąmoniškai kažkiek tau ateina tas toksai sumas, kad ir jo, tu supranti, kad tai yra realybės iškraipimas, tačiau vis tiek pasąmoniai kažkiek lieka ta idėja, kad o jo, čia iš tikrųjų reklamuoja tą, aš šiek tiek netitinka ten mano, nežinau, išvaizdos lūkesčiai kaip toj reklamai. Vis tiek negalim neiti, kad tai pasąmoniškai neužsilieka. Kad visiškai... Tikrai taip, aš perku, ką influenceriai rodo, tai esu įrodymas gyvas. Tai va, tai dėl to, tai, ką aš norėjau sakyti, kad pavyzdžiui, aišku, aš suprantu, kad tai yra netiesa, bet mane šiek tiek užnisa. Man kiekvieną dieną ateina reklamos tų piliulių, kaip numest svorio. Ir aš suprantu, kad jo, viskas okei, tegulės eina, bet kiekvieną dieną aš tiesiog matau ir jau man pasąmonė užsilieka, kad tai čia man jau gal sako kažką algoritmas, kad gal iš tikrųjų reikia mesti svorio. Tai vis tiek užsilieka, ką aš noriu pasakyti ir nelabai sunku šiek tiek. Žinot, kad jūs galite paspausti 3 taškiukus ir padaryti, kad tokių reklamų tiesiog jums nerodytų. Tai čia aš galvoju, kad yra visiškas gėris šių laikų, kai tu gali netgi suprasti, kodėl tau rodo tą reklamą, ar ne? Galbūt jūs davėt vienokiu arba kitokiu būdu, ten klausydama kažkokio tai blogo postą perskaitydama ar dar kažkokią žinutę, davėt ženklą, kad galbūt jums tai būtų aktualu, ar ne? Tai aš irgi po šiai dienai gaunu tokių produktų reklamų, kur visiškai klausiu, kodėl ten man, pavyzdžiui, kokios nors higienos įklotus rodo YouTube'as, bet jisai juos rodo, ar ne? Ir, algoritmas iš kažkokios mano veiklos, gal aš kažkokį pavyzdį rodžiau studentams, gal dar kažką, jisai suprato, interpretavo mane tokiu būdu. Tai, bet mes galim iš dalies, kaip pasakyti algoritmui, kad žiūrėk, man nepatinka. Ir čia yra visas gėris, nes realiai ir mintis yra šito duomenimis grįsto viso marketingo ir reiškinio, kad mes daug atiduodam duomenų, kad viskas, kas patenka į mūsų naujienų srautą, būtų mums aktualu. Čia tokia visiškai, revoliucinė idėja, kad nė viena žinutė, kuri patenka pas jūs, jinai neturėtų būti jums neaktuali. Turiu omeny, kad visos reklamos, čia turbūt ateityje tai bus, kad tikrai pamatysi, sakysi, blema, man tikrai šito reikia. Tai tarsi čia tokia yra siekiamybė, kad iš tiesų algoritmai nuspėja jūsų poreikius ar ne ir visiškai atliepia jūsų situaciją, nuotaiką. Dabar šiandien žinutė išėjo, kad Spotify'us dirbtinio intelekto pagalba leis realiu laiku kurti playlistus, kuriais tu gali, veikti savo nuotaikas, būtent pagal, istoriją pačią šviežiausią, ko tu klausaisi. Tai yra, nori paverkti, paspaudį, aš noriu paverkti, padaryk man tokį playlistą, kad mane sugraudintų. Tai reiškia, iš mano asmeninės patirties sukūrė playlistą ir aš paverkiu. Arba pasidžiaugiu, arba dar kažkas atsitinka. Tai sakyčiau, kad ar čia jums reikia rūpintis dėl to, tai nesirūpinkit, nes ir aš gaunu tokių dalykų, algoritmai nėra tobuli, bet galbūt fainas dalykas arba toks suteikiantis vilties, kad tiek aš, tiek jūs galim mokyti tos algoritmus, tai yra priimti juos, tvarkoj, jie yra, tai yra faktas, jie bus ir jie tobulės, tai yra visiškas faktas,
Tai ar mes galėsim jų išvengti? Veikiausiai ne. Tai padėkim jam užaugti, ar ne? Toks, tarsi, noriu nešti truputėlį optimizmo. Kad realiai mokykim tada savo algoritmą, kad jis mums rodytų tai, ko mes norim, kad rodytų. Tai kad jeigu rodo produktą, tai jis mus pradžiugintų, o ne nuliūdintų. Tai va, kadangi ganėtinai jau mes ilgai užsikalbėjom ir visokiausiam temom ir apėjom viską, bent jau tikėkime, kad kuo daugiau visko apėjome. Tai galbūt keletą tokių gražių minčių galima dabar va taip išimti iš to pokalbio. Man iš tikrųjų labai patiko tas požiūris, kur į reklamą, kur jūs sakėte apie save, pavyzdžiui, kad ten, kad supratimas, kad visa tai yra, tipo, ne visai realybė, tai yra toksai iškraipimas kažkoks realybės ir gal tai padėtų kažkam, jeigu tas požiūris ir taptų toks, kad tai, kad man tarkim, reklamuoja svorio metimo piliulės, nesako, kad tai grinai yra realybė, kad man reikia tų piliulių, bet galbūt, kad iš kažkokių informacijos surinktos ir taip toliau, kad galbūt neprimti taip asmeniškai tam tikrų reklamų, arba galbūt suvokti, kad ta reklama vis dėlto yra pagražinta realybė. Ir nežinau, gal šiaip kažkokių uždaromųjų minčių ant... Aš gal irgi tokį, kad mes pradėjom likti mintimi, kad marketingistai užsima šūdmalą, ar ne, ir kad yra to manipuliavimo, ar gana daug jo yra. Bet esmė yra ta, kad kas yra galbūt smagu, kad atsiranda tendencija verslams tapti socialiai atsakingi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie ima matyti realybę. Jie daužo tuos, žodžiu, veidrodžius kreivus, jie ima rodyti realų žmogų, jie reklamoje naudoja be Photoshopo nepagražintą žmogų, jie ima pasakoti tikras žmonių istorijas, ne kažkokias fikcijas, bet tikras žmonių istorijas, jie ima empatizuoti iš tiesų. Bet aš galvoju, kad čia ir yra visas marketingo grožis ir aš labai džiaugiuosi, kad tai tampa tokia, mada. O aš tikiu, kad kaip barzdų mata užėjo ir liko tų tikrųjų barzdininkų, nes nemažai kas augino nusipjoja. Tai su marketingu irgi bus taip, kad tikrai liks įmonių, kurios norma paversta socialinę atsakomybę, kad verslas privalo prisimti atsakomybę už tai, kaip žmogus jaučiasi pamatęs ar ne produkciją. Jis turi suprasti, kad jis siekia tarsi pagerinti žmogaus, nežinau, ten gyvenimą, nuotaiką ar whatever, bet iš esmės, kad verslas taipogi tampa labai atsakingas, jisai pradeda, žodžiu, ir įtraukties įvairias programas vykdyti. Ir tai taip, kai kartais tai atrodo tarsi kažkoks primestinis dalykas, tarsi jie tai per nenori daro, bet reikia atsiminti, kad tai, kas yra daroma pradžioje per nenori, vėliau neretai tampa norma ir tada tai tampa tokia norma, kad daug kas tą daro ir tada ima gal net nebedaryti, nes tai ima nebe skaudėti rinkai, ar ne? To tiesiog nebelieka reklamos, kurie apeliuotų į baimę, nebelieka reklamos, kurie apeliuotų į kažkokį tai stereotipą, ar ne, kaip turi atrodyti vyras, kaip turi atrodyti moteris, ką turi veikti vyras, ką turi veikti moteris, kiek turi uždirbti, ar ne, ką turi rengtis, kokius prekių ženklus nešioti, kai dingsta būtent apeliacija į baimę, į netikrumą, į abejojimą savimi, nes iš tiesų patys psichologai pasakė, kad didžiausia vartotojų kaip pasakyti, silpnybė yra abejonė savimi. Ir čia yra labai stipru. Jeigu aš sugebu jūs priversti suabejoti, kad jūs esate pakankamai geras, aš jums galiu bet ką parduoti. Būtent. Tai iš tikrųjų klausimų, ypatingai dar po viso to, ką dabar pasakėt, klausimų tik tai dar daugiau yra, bet dėja šį kartą neturim daugiau laiko. Viskas gerai. Tai tiesiog norėjom padėkoti, kad atvykote, kad su mumis pakalbėjote apie šitą temą. Ir galbūt, kad mūsų klausytojams, biški apšvietėte apie kas vis dėlto tas yra marketingas ir galbūt pateikėt kitokį biški požiūrį į tai, nes man atrodo, asmeniškai aš tai ilgą laiką turėjau į marketingą tokį, kaip ir, iš neapykantos biški požiūrį. Aš irgi tą patį noriu sakyti. Kad iš tikrųjų, bet dabar pastebėjus, kad, jisai gali būti ir gal dabar šiuo metu jisai nėra daromas galbūt pačiu maloniausiu mums būdu, bet jisai iš tikrųjų turi ir labai daug naudos ir galbūt gali pavirsti kažką labai gražaus ir kas iš tikrųjų tikslas mums padėti. Ir būtinai pažiūrėkite Ads of the World puslapį, jame yra įvairios pasaulinės reklamos šviežios
ir ten yra labai daug įtraukties, labai daug stereotipų griovimo, labai daug socialinių problemų iškėlimo, ar ne? Ir būtent dideli prekių ženklai rodo pavyzdį mažiesiems, kaip reikia kovoti su tą neteisybę. Aš galvoju, kad iš tiesų mes turime tokį lūžinį tašką, nes tos pačios reklamos, kurios verčia mus ten abejoti savimi, jos ir, nežinau, moko mūsų vaikus arba skatina vaikus plaukti, skatina, nežinau, atsižvelgti į kažkokį tai smurtą artimoje aplinkoje ir kitus panašius dalykus. Tai realiai tai yra dviašmenis kalavijas, kuris, jeigu geru ašmeniu atsukai, gali būti labai naudingas. Taip. Jo, ir šiaip norėjau pradėti to, kad jo, aš irgi buvau šiek tiek nusistačius prieš tą visą marketingą, bet kur jūs pasakojat ir aš kažkaip atsiminiau, kad aš pati dabar, kad ir tam pačiam Instagram'e aš labai atsifiltravau žmonės, ką aš seku. Ir kažkaip aš labai vertinu tą tikroviškumą, kai parodo tą negražią pusę savo gyvenimo, ne tik, kad aš čia buvau ten toj kelioniai, ten aš tą ir tą nusipirkau ir panašiai. Aš vertinu, kur labiau apie problemas, jau pradeda šnekėti apie vidinės problemas ir panašiai. Ir dabar taip atsiminiau, pastebėjau ir tų visų reklamų, kur pradeda labiau tikroviškesnius vaizdus rodyti. Kad ir, pavyzdžiui, kokį triusikų reklamą, ne? Nebėra tų tokių tobulių modelių, kur, ta prasme, tikrai mažas procentažas žmonių, kurie iš tikrųjų taip ir atrodo, realesnių žmonės paima. Tas pats ir su rūbais, irgi jie atrodo, ta prasme, tikrai dabar jau pagalvojus eina labiau tą realizmo pusę ir tai, aš manau, dar labiau žmonės pradeda vertinti ir dar labiau atsižvelgti tai ir iš tikrųjų pagalvojus nėra taip ir blogai, kaip ir galvojau. Ta prasme, aš buvau šiek tiek tikrai nusistačius, kad reklamos blogai. Dabar tai pagalvojus, kad... Iš marketinginės pusės, kaip tokios reklamos veikia, yra kita diskusija, nes mes turim Victoria's Secret brandą, kuris berods yra ties tokia kaip ir žlugimo riba. Tai čia jau yra kita diskusija, bet ar mums nuo to yra geriau? Aš manau, kad taip. Jo, nes ir man pačiai net smagiau žiūrėti ir tos visos, kad ir, pavyzdžiui, skustukų reklamą jau rodo, kad kojas jau su plaukais, o ne tiesiog lygia oda. Tas realizmas jau šiek tiek yra jau parodomas ir aš labai dėl to džiaugiuosi ir tikiuosi, kad... Nenurašykit dar mūsų. Tai va, kadangi jau tikrai mes nusistatė buvom pusvalandį, dabar jau mes 50 turbūt minučių kalbam. Žiauriai įdomu tai. Bet labai įdomi tema ir iš tikrųjų dar kartelį tada ačiū Jums, kad atvykote. Ačiū, kad pakvietėte. Gal norit kažką papromautinti ar kažkokį... Geriausias būdas turbūt būtent tapti šiek tiek atsparesniais reklamai yra pažinti ją, tai ateikit marketingą studijuoti, bent jau A grupės dalyko. Tai va, vadovų. Tai va, tai šiandienai tiek ir tada ačiū už jūsų dėmesį. Ir ačiū Urtei už, yra už kameras ir mums padėjo. Ačiū labai ir ačiū Jums ir ačiū. Viso gero, bučkis. Bučkis.